vaikštų po parduotuvės ir šiaip, ką žinau, vaikštų čia bei ten, kaip man užeina. Ieškau vaikino, kuris būtų finansiškai apsirūpinęs, pakankamai, kuris nelakstytų per visas panas, kuris visą dėmesį skirtų man ir ateitų tik pas mane vieną. Nežinau, ar tokių vyrų iš tikrųjų dar yra, bet tikėkime, kad tokį rasiu šiandien. Nu? Aš Kęstutis, iš Vilniaus, man 20 metų, esu šachmatų meistras, bet kokią merginą įviliosiu į pinklės ir jinai tikrai iš jų neišsisuks. Sveiki, aš esu Eduardas, man 18 metų, esu iš Vilniaus. Mėgstu tūsintis ir nemėgstu merginų, kurios sėdi namie. Sveiki, esu Eduardas, man 22 metai, dirbu bare, esu iš Vilniaus. Ieškau panelės, kuri būtų aukšta, su didelė krūtinė, gražių užpakaliukų, dailiom šlaunim. Esu Dmitrijus iš Vilniaus, man 23 metai, dirbu Hronė, mėgstu pavadovauti. Šiaip tiktų mergina neperoksidinė blondinė, būtų gerai natūrali, nestambesnė už mane. Neaukštesnė. Sveiki, aš esu Egedijus, man 18, esu iš Druskininkų. Aš esu kaip ir visi normalūs bachūrai. Man patinka gražios merginos ir geri automobiliai. Parduotuvių maniakė Evgenija ieško vaikino, kuris apmokėtų jos sąskaitas. Kokios mergos laukit? Aš? Aha. Sakys didelys papais, ne? Gal ne. Neroksidinės blondinės. Bet kad irgi biški protų būtų. A tu kaip blondinės, tada tau gal brunetė, ne? Ne, normaliai būtų ir blondinė. O plikos nenori? Evgenijos širdis atvira pasimatymams. Kas šauna pirmasis? Nu, kas pirmas varo? Važiuoju, tu ar šią durų? Ai, ne, iš durų. Davai tu pirmas eini, davai greitai. Davai. Ding. Gyvenu linksmai ir nesiparinu. Eduardas, 18 metų, pagrindinis užsiėmimas – poilsis. Patinka raganos, burtininkės ir fifos. Jei pakabins panikę, tūsas garantuotas iki paryčių. O Dieve, kitas? Kitas? Ne, tarsi būtų vyresnis, būtų gal ir paskui jau vėliau bus gražesnis. Gražus. Nu, mergina pasirodė faina, bet iškart iškitavo. Turbūt FIFA. Ir biškiukas stambesnio, nes man šitas pasirodė per lieknas. Šiaip prieš FIFAs neturiu nieko blogo, bet nespėjom dar susipažinti ir jau pasakė kitas. Evgenijai užteko akimirkos, kad suprastų, Eduardas jaunas ir basas. Gal mergina labiau sudomins kitas bičiukas. Parodė, neatsilaikėjai? Nu, normali tokia merga, nu, graži, ką žinau. Bet FIFA, matai, kad... Blondinė? Jo. Nu tai kas eina sekantis? Nu, karočiui sekantis, va, Kęstutį, varyk tu. Davai, Kęstutį, davai, varom! Nėra gyvenimo, baistus dalykai, ale nėra ko liūdėti. Kęstutis, 20 metų, pravardė profesorius, gyvenimui užsidirba šachmatais. Ieško merginos, mokančios teisingai elgtis su šakute ir peiliu. Evgenija. Kęstutis. Malonu irgi. Kaip sekasi? Gerai? Gerai. Tikrai. Kaip manai, kodėl išmest? Ar pasivyks? Kad per daug viską mato. Papasakok apie save. Na, esu paprastas vaikinas bendraujantis. Kiek tau metų? Man 20 metų. Aišku. Žaidžiu šachmatais. Mėgstu jo. Taip pat biliardą, lankiau boksą. Sportiškas vaikinas. Mėgstu sportuoti labai. Jau. Matosi. Supratau. Kitas. Aišku. Na, iškitavo mane, todėl, kad aš taip esu tokios išvaizdos, kuri jai yra nepriimtina. Neturiu net žodžių. Tegul susiranda geresnė, jei mano, kad gali. Evgenijai neįtiko šachmatininkas Kęstutis. Gal todėl, kad jis kiaurai permatė merginos ėjimus? Ką gero šnekėt. Nieko paklausti. Koks vardas, ką veikiu, ką mėgstu veikti.
Aš pasakiau, atsakiau viską, ko klausė. Ir pasakė kitas, viskas. Kiek metai? Nu, kažkur 20.